Prieš 106 metus, vasario 16-ąją, Lietuva atkūrė savo valstybę. 20 signatarų pasirašytas nepriklausomybės aktas įkūnijo tikslą – gyventi laisvoje valstybėje. Ką jums reiškia vasario 16-oji? Na, jeigu ne vasario 16-oji, nebūtų ir kovo 11, nebūtų ir visų kitų, tai iš esmės sukūrė dabartinę Lietuvą. Labai smagu, iš tiesų tokia vienybė jaučiasi dėl to, kad atrodo rūpi žmonėm, kad yra tokia šalis kaip Lietuva, rūpi tradicijos, rūpi tie tokie svarbus įsimintini faktai ir istorija. Tai iš principo man tai yra laisvė galėti būti savimi iš principo. Pasirinkimo ir galėjimo kiekvienam žmogui, kad ir koks jis yra, turėti savo pasirinkimo teisę. Tarp trispalvių ir nepriklausomybės dienos sveikinimų Pilies gatvėje juntamos ir niūrios nuotaikos. Prie signatarų namų susirinkusi minia išgirdo liūdną žinią iš Rusijos. Šiuo metu kalba pats profesorius Vytautas Landsbergis, kuris tylos minute paprašė pagerbti šiandieną išėjusi Aleksejų Navalną. Tai reiškia daugiau ką. Ne tik vieno žmogaus mirtį. Tai reiškia, kad tironija nebepuoselėja atsarginio varianto. Dienai besitęsiant, šventės dalyviai nestokojo džiugių nuotaikų ir lietuviškos atributikos. Linkėjimus Lietuvai sakė sostinės gyventojai, ragino nepamiršti branginti laisvės ir taikos. Pažiūrėkime į tai, kad mes dabar galime čia stovėti. Aš galiu būti apsisiautęs Lietuvos vėliavą. Prieš 40 metų jau būčiau kalėjime už šitą. O dabar prašau, tokių pilna. Taigi vertikime tai, kad turime. Linkėčiau Lietuvai dar šiek tiek labiau subręsti ir užaugti ir būti labiau demokratiški. Geras saulė šviečia, visiems geros nuotaikos. Šventė dar nepasibaigė. Lietuva mūsų, laisva Lietuva, mergaitės. Susivienyti, susitelkti ir kovoti už tą laisvę, kurią turime branginti. Kad visada Lietuva būtų laisva. Minint 106-asias valstybės atkūrimo metines, jau tradicija tapę vasario 16-osios laužai užsiliepsnojo ir šiemet. Net 16 laužų užsipleskė čia, Vilniuje Gedimino prospekte. Didelis būrys žmonių susirinko kartu švęsti laisvę. Laisvės laužai Gedimino prospekte užsidegė nuo katedros iki Vinco Kudirkos aikštės. Tūkstančių žmonių pripildytas prospektas kaito nuo liepsnų ir šventinių nuotaikų. Vis labiau artėjant nakčiai, žmonės neskubėjo skirstytis. Netrukus aplink liepsnojančius laužus pasigirdo lietuviškos dainos. Palik, palik, dar modelė, palik, palik, dar modelė.